Prieš keletą dienų iš kolorektiniai chirurgijai skirtos konferencijos, vykusios Londono karališkajame koledže, grįžo Respublikinės Panevėžio ligoninės vyriausiasis chirurgas Remigijus Samuolis. Į Lietuvą parvežęs daugiau nei patikinimą, jog storosios žarnos ligos, jų profilaktika, gydymas aktualus ne tik mūsų šaliai. Neatsitiktinai konferencija surengta itin solidžioje mokslo įstaigoje. Londono karališkasis koledžas tai labai prestižinė aukštoji mokykla, kuri buvo įsteigta dar 1829 metais, po to su kitų koledžų susijungus į Londono universitetą, viena iš autoritetingiausių po Oksfordo ir Kembridžo universitetų Didžiojoje Britanijoje. Įspūdžio padidinimu galėčiau pasakyti, kad šitas universitetas visada yra reitinguose pirmajame dešimtuke Europoje ir trečiame dešimtuke pasaulyje. Jo metinis biudžetas siekia net 130 milijonų svarų sterlingų. Ruošiami įvairių sričių specialistai, tame tarpe ir biomedicinos specialistai. Kasmet studijuoja apie 2000 medicinos studentų. Vyriausiojo ligoninės chirurgo teigimu, pirmą kartą Londono karališkasis medicinos koledžas bendrą konferenciją surengė su universitetinių storosios gaubtinės žarnos chirurgų draugija. Konferencija pravesta, tarkim, naujoviškai, galbūt mes ne visada įpratę tokio formato konferencijose dalyvauti, tačiau konferencijoje pranešimus skaitė tik tai kviestiniai svečiai. Baigus pranešimus buvo galima pateikti klausimus, po to buvo surinkami tos temos ir tos srities patys iškiliausi specialistai, kurie tarpusavėje diskutuoja. Po tos diskusijos paprastai dar vyksta diskusijos kuluaruose, kavos pertraukų metu. Ir galutiniam rezultate apibendrinimai ir tam tikros rekomendacijos, kurios skirtos medicinos praktikai. Tokių konferencijų rezultatas – nuorodos, rekomenduojančios, ką daryti vienu ar kitu konkrečiu atveju. Lygiai taip pat storosios žarnos ligų gydymo klausimais. Mes šiuo metu vykdydami storosios žarnos prevencijos programą atliekame slapto kraujavimo testus pirmoje grandyje ir tiems žmonėms, kuriems tas slapto kraujavimo testas būna teigiamas, čia Panevėžio apskrities ligoninėje atliekame endoskopinius storosios žarnos tyrimus. Kaip esu jau ir kalbėjęs ir galbūt spaudoje, teko jums skaityti, maždaug trečdalį pacientų patologijos nerandame, kitai dalį randame patologija nesusijęsia su storosios žarnos onkologinėmis lygomis, o apie pusę žmonių randame gerybinę patologiją arba piktybinę patologiją, kuri turi būti gydoma, kad išvengti storosios žarnos vėžio plitimo, progresavimo arba aplamai atsiradimo. Dar kartą norėčiau nuraminti visuomenę, kad slapto kraujavimo testo teigiamas rezultatas tai nereiškia kažkokios tai katastrofos, kadangi tik tai 4,5–4% iš tų pacientų yra diagnozuojamas gana ankstyvos dažniausios stadijos vėžys. Mes iš savo, kad ir neilgos praktikos, jau turime keletą sėkmingo gydymo atvejų. Ir dar kartą norėčiau pabrėžti, kad šita programa labai svarbi, kadangi storosios žarnos vėžys yra viena iš tų onkologijos sričių, kur gali būti sėkmingai gydoma ir, reiškia, jau ir šiek tiek pažengusias formas. Vieną iš pranešimų skaitė Lietuvos onkologijos instituto direktorius profesorius Narimantas Samalavičius. Buvo apibendrinti kompleksinio storosios žarnos vėžio gydymo metodai, leidžiantis tam tikrais atvejais išgydyti net 4 stadijos vėžį. Beje, pabrėžiama, kad pasaulinėme mokslo medicinos kontekste panevėžiečiai tikrai neatsilikėliai. Prevencijos programos, kurias mes vykdome, tai yra ne pas mus, kaip sakyti, pagimdytos tos technologijos, tai jos yra atėję iš išsivysčiusių kraštų, jos visiškai adekvačios. Dar galėčiau tokį įdomumo dėlį pasakyti, kad net Amerikoje, net prezidentams atliekamos šitos programos ir net prezidentas Bušas 2000 metais yra kreipęsis į Amerikos visuomenę, paraginęs ją dalyvauti toje programoje. Jam pačiam buvo atlikta fibrokolonoskopija, atlikta tokioj pat, reiškia, anestezijoje, kokiai ir mes atliekame. Aprašyta galima surasti internete, propofolio anestezijoje, tokioje paviršinėje, ką mes ir darom, be reikalo žmonės kartais baiminasi, kad čia bus labai drastiškai nemaloni procedūra, taip kad viskas yra pilnai kontroliuojama.
Taip, kad mes šitoje srityje, bent profilaktikos srityje, jau šiai dienai, nuo šių metų galima sakyti, ir panevėžiečiai turi visas tokias pat galimybės, kaip turi ir, tarkim, pačių labiausiai išsivyščiusių šalių. Kadangi storosios žarnos vėžio prevencijos programa Respublikinėje Panevėžio ligoninėje pradėta neseniai prieš pusmetį, natūralu, jog eilėse pacientams laukti tenka. Tačiau, sako vyriausiasis chirurgas, tai ne bėda. Svarbiausia, kad pacientai gauna kvalifikuotas konsultacijas ir pagalbą tais atvejais, kai jos reikia.